Sveiki visi sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki tie, kas čia pirmą kartą. Jei čia pirmą kartą, tai siūlau pasubscribinti, nes pamatysite daugiau video kaip šis. O šiandien aš pagaliau prisirašiau jum nufilmuoti taip ilgai lauktą nagų, dirbtinių nagų užsiklijavimo procesą. Taip užsiklijavimo procesą, kad jie jums laikytų bent 2 savaitės. Tai aš parodysiu viską, ko jums reikės ir parodysiu visą procesą, kas po ko eina, kaip ką daryti, kad jums nagučiai laikytų ir visa kita. Tai ir pradėkime. Tai viską gal pradėsiu parodama tai, ko jums reikės, kad iškart žinotumėt, ko reikia šitam procesui. Tai pirmas dalykas, pradedam be nagų. Kaip nusimti nagus, kurios buvot užsiklijavę prieš tai, nepažeidžiant savo tikrų nagučių. Tai pirmas būdas ir man lengviausias būdas tai pamirkti tiesiog vonioje. Pamerki rankas į šiltą vandenį, kol guli pats vonioj ir kai truputėlį jau pamirksta, pamėginat atkelti nagą savo netikrą tą uždėtą ir taip visus nusiemat, jeigu jie jau pradeda atlipinėti. O jeigu neturite vonios ar nenorite vonioje nusiminėti nagų, tai tiesiog pasidarykite, kaip sakant, šiltą bliūdelį su vandeniu, įdėkite truputėlį kokio nors aliejaus ir įdėkite truputėlį kokio nors muilo į šiltą vandenį, kokį tik galite, įdėkite rankas ir palaikykite irgi tol, kol atlips tie klijai. O dabar pradėsiu parodant to, ko reikės mums. Tai pirmas, aišku, dalykas yra pasirinkti jūsų nagučiai, ko jums reikės. Tuomet tiesiog vatos diskelio, tuomet ausų krapštukų kelių, tuomet kokį nors pasirinktą dildę nušlifavimui nago, tai ar tokie mažiukai. Aš, jeigu tą, ką rodau, yra pirkti iš Shein, tai aš tiesiog uždėsiu Shein koduką, kas siunčiate iš Shein, bet šiaip tiesiog belio kokia poliruojanti dildė, man atrodo, vadinasi jos. Tuomet paprasta dildė savo nagučių patrumpinimui. Tuomet šitoks atstumėjas odeliam, čia odelių tvarkymui šitas dalykas. Tokios žirklutės irgi odelių tvarkymui, bet čia iškart pasakysiu, kad jeigu jūs nežinote, kaip apsikarpyti to odelio papildomai be nustumėjo, tai siūlau net nekarpyti, nes galite įsipjauti, susižeisti, žodžiu, geriau net nekarpykite, jeigu nesat prie to pripratę, o jeigu mokat, tai tuomet galite karpyti, aišku. Tai čia ir nagų šiaip, jeigu jau per ilgi, aš pirmą nukerpu ir tuomet nudildau, o šiaip odeliam šitą naudoju dalyką. Toliau reikės, aišku, acetono, tuomet reikės kažkokio odelių šalinimo lako, nežinau kaip kitaip jį vadinti, turbūt taip ir vadinasi, čia turiu iš Essence, irgi kažkur parašysiu, kaip čia vadinasi, bet yra pilna internete jų visokių firmų to odelių šalinimo, čia nežinau, aš labiau pavadinčiau kaip gelis kažkoks odelių šalinimą, bet sakau, yra iš visokių firmų. Tuomet jums reikės klijų, aš dabar naudoju šituos iš Shein, jie užsitepa su šepetėliu. Anksčiau naudodavau tokius iš AliExpresso, bet žodžiu irgi paliksiu koduką. Ir šitas dalykas jau yra pasirinktinai, aš tiesiog turiu nagų stiprintoją irgi iš Essence. Tai aš kartais nulakuoju savo tos netikrus nagus, kad jie labiau spindėtų ir būtų tvirtesni. Tai čia yra viskas, ko jums prireiks šitame visame procese. Tai pirmas dalykas, nuo kurio aš siūlyčiau visiems pradėti, tai pasiemate savo netikrus nagučius ir iškart įsidėliojate arba atgal į dėžutę, kurioje ateina tie netikri nagai, arba tiesiog ant stalo išsidėliojate visus palei dydžius nagus, kurie jums tinka. Tiesiog dedatės visus nagučius ir tikrinat, kurie dydžiai jums tinka. Šitie viršui būna numeriukai parašyti. Pavyzdžiui, čia yra 3 numeriukas šito nagučio ir aš žiūriu, kad man tinka nykščiai. Tai aš iškart pasidedu į nykščio vietą, tuomet susirandu kitą 3 numeriuko ir užsidedu irgi į nykščio vietą, kad iškart žinočiau, kai dėsiuosi jau nagučius, kad palei eilę, kad nebereiktų ieškoti nieko. Tai iškart siūlau pasimatuoti iškart visus nagučius ir susirasti savo atitikmeną kiekvienam
nagučiai. Savo nagus susidėjau palei, kaip ir sakiau, dydžius. Ir dabar aš tiesiog irgi, kaip sakiau, pasitrumpinu šiek tiek nagus su žirklutėmis ir tuomet visus nagučius nusidildinu tiesiog kuo trumpiau, nes tai padės mūsų nagams geriau išsilaikyti ir geriau atrodyti, nes tuomet po apačia, kaip sakant, nesimatys to ilgo nago, tai siūlau, kaip sakant, pasitrumpinti tuos nagučius, tikrai pasidildinti, kad, kaip sakant, ir ilgiau laikytų. Ir taip pat pasakyčiau net, kad dėl to, kad jeigu netyčia kažkur stipriai užkliūtumėt su savo netikru nagu ir po apačia jūsų yra ilgas tikras nagas, kad jūs galite tiesiog net susižeisti ir nusilaužti savo tą tikrą ilgą nagą. Tai nežinau, aš siūlau pasitrumpinti. Aišku, jūs galite daryti savaip, bet mano toks būtų pasiūlymas - pasitrumpinti ir pasidildinti nagučius. Dabar, kaip ir minėjau, tiesiog pasidildinu nagučius ir čia nėra kažkokios specifinės technikos, tiesiog pasidarau lygiai visus nagučius. Gal tiesiog vienintelį dalyką, kurį paminėčiau dildant nagą, tai tiesiog gerai padildinti šonus, pačius šonus nagų, nes ten kartais gali būti jie išsikišę labiau ar dar kažkas, tai gali tiesiog irgi arba trukdyti, arba atrodyti negražiai, arba tiesiog... Pamiršau, ką norėjau pasakyti. Vau, visiškai. Arba trukdyti gali, arba atrodyti negražiai, arba kliūti ten gali. Ten gali kliūti. Žodžiu, kai užsideda netikras nagas, jeigu bus tie šonai tokie labiau išlindę, ten gali kliūti. Tai tiesiog labiau koncentruotis šonus padildinti. Dabar, kai jau visi mano nagučiai yra nudildinti, pereinam prie kito step. Tai kitas step mano visoje rutinoje, toje nagų paruošimo, yra tas odelių pašalinimas. Tai tiesiog pasiemam produktą jūsų, ar šitą, jeigu nusipirksit Essence ar belekojų kitokį, ir užsitepam ant visų odelių, ta prasme, per visą šitą šoną. Užsitepam ir palei jūsų produktą, šitam produkte parašyta, kad jau po 15 sekundžių galima atstumti tas odeles. Žinau, kad kiti produktai būna šiek tiek ilgiau reikia palaikyti, kiti produktai gal trumpiau, aš nežinau, bet esu tikrai mačiusi, kad ilgiau kitus reikia palaikyti, bet šitą reikia palaikyti jau 15 tik sekundžių, tai jau 15 sekundžių praėjo ir pasiemame savo tą atstumėją ir pradedam nuo šito. Jisai turi tai būti truputėlį pariestas į apačią, ta prasme, kurią pusę, jeigu įdomu naudoti, tai į apačią ir tiesiog pradedam grandyti nagutį į apačią per visą ilgį ir grandame iki pat odelių ir, kaip matote, tos odelės pasilieka ant šito daikto. Ir tuomet panaudojame savo vatos tamponėlį ir nuvalome. Ir tuomet pasiemame šitą pusę šito grandiklio ir tiesiog vėl pereiname per visą kamputį nagučių ir nusiemame tas odeles. Nes būtent odelės, kodėl reikia pašalinti, nes jeigu mes jas paliksime ant nagučio, tai mums atkips nuo tos vietos nagai, žodžio, nes odelės stumsis ir nustums mum klijus viską, visą nagutį ir visą kitą. Tai tiesiog reikia dėl to paruošti gerai nagutį. Ir tiesiog, sakau, nugrandame viską ir jeigu norite ir mokate, toliau būtų tas žingsnis, kaip sakau, jeigu yra kažkokių atplėšusių odelių, va šitam nage dabar man nėra, bet jeigu būtų, tiesiog apsikarpyti dar odeles ir dabar vėl viską
su visais padarysiu. Ta prasme, kaip ant šito dariau, su visais irgi užtepsiu, palauksiu 15 sekundžių, nugrandysiu, užtepsiu ant kito ir taip toliau. Tai vėl pasidarome visiems nagučiam šitą step. Tai ką, visos odelės sutvarkytos ir dabar laikas kitam step. Tai kitas step būtent būtų visų nagučių pašiaušimas. Tai tiesiog visus nagučius savo pašiaušėt labai gerai ir iš visų pusių, nes šitas dalykas yra vienas svarbiausių, kad jūsų nagai išsilaikytų gerai, nes, kaip sakant, tie klijai, jie turi turėti prie ko prilipti. Ir jeigu jūs nepašiaušite savo nago, jis bus tiesiog lygus tas paviršius ir, kaip sakant, nagutis neturės prie ko prilipti. Tai tiesiog šitą, kai darote step, aš labai susikoncentruočiau ir, nedarykite, kad truputėlį tik tais tiek va ir per visus. Tiesiog kiekvieną nagutį iš visų pusių gražiai, aišku, ne per giliai, dėl to ir siūlau dažniausiai va tokias geriausiai naudoti, nes jos tos tokios dildės pašiaušimo labai yra švelnios, bet, kaip sakant, pašiaušia tiek, kiek reikia, bet ne per daug, nes, sakau, per daug nenorite, nes jūs nenorite pažeisti savo tikro nago. Tiesiog visą iš visų pusių nagą pašiaušti. Ir vėl visiems nagučiam tą patį padarom. Visi nagučiai pašiaušti ir dabar kitas palei svarbumo, manau, labai svarbus dalykas, tai yra acetonas, nagų valiklis. Kodėl tai labai svarbu, to jau paaiškinsiu. Tai mes dabar pašiaušėme nagučius, jie yra tokie truputėlį kaip smėliuoti, nežinau kaip pasakyti, bet tiesiog, žinot, kai pašiaušėt juos, tiesiog jie tokie būna, tas pašiaušimas padaro savo ir tokie būna lyg smėliuoti. Ir kitas dalykas, ant nagų mūsų yra natūralių visokių aliejų, ta prasme, gali būti šiaip liekanų kažkokio dalyko ir panašiai. Ir jeigu mes jo nenuvalysime ir neišdžiovinsime taip su acetonu, tai mum klijai tiesiog nekips gerai. Tai tiesiog aš įsipilu į tą kamštelį truputėlį acetono ir kiekvieną nagą nuvalome su ausų krapštuku, kad nebūtų jokio nei tų dulkių po mūsų nago poliravimo, nei jokių aliejų ar kremo kažkokio liekanų, žodžiu. Tiesiog nuvalome kiekvieną nagutį atskirai. Ir dabar, kai jau visus nagučius nusivaliau su acetonu, pakeičiau kampą, truputėlį gal keistas, nelabai manęs gal matysis, bet matysis nagučiai, kas yra svarbiau dabar. Tai atėjo pagaliau įdomiausia, fainiausia dalis viso to. Ką iškart galėčiau pasakyti, kad pasilikite savo acetoną kažkur netoli su ausų krapštuku, nes jeigu netyčia klijai jums kažkur išsilies į kraštus, kad galėtumėte iškart pavalyti su acetonu ir visa kita. Aš be to, kai klijuojas nagučius, pasitiesiu rankšluostį kokį nors, kuris negaila, jeigu susigadintų, nes nenoriu sugadinti stalo su klijais ar kažko su klijais, tiesiog noriu, kad viskas būtų švaru. Tai pradedam klijavimą nagų. Tai kodėl aš siūlyčiau tokius klijus, nes su jais patogiau užsiklijuoti tuos nagus, nes šitie klijai yra su šepetėliu tokių kaip nagų lakas. Tai labai lengva per visą nagą padengti. Jeigu naudosite kitokius klijus, aš nežinau, ar turiu čia pavyzdį kitokių klijų, gal parodysiu, apie kurį šneku. Tai va, jeigu naudosite šitokius klijus, kurie tiesiog taip išsispaudžia, tai pasakyčiau, kad išspauskite rutuliuką maždaug per vidurį nago ir paskirstykite jį taip į šonus ir tuomet dėkite nagą. Jeigu turite tokius klijus, o jeigu turite šitos su šepetėliu, tai tiesiog iškart pasiruošiu nagą, kurį dėsiu. Tai nykštį dabar dėsiu, ne? Tai pasiimu tą teptuką klijų
ir užlakuoju per visą nagą. Ir tuomet greitai dedu savo nagą, kurį pasirinkau. Padarau, kad jis būtų lygiai man, ta prasme, palei nagą, lygiai. Nusibrėžiu tokią lyg įsivaizduojamą liniją per vidurį piršto ir atitaikau, kad lygiai būtų nagas. Ir tuomet prispaudžiu ir laikau prispaudusi tiesiog per vidurį. Tuomet prispaudžiu iš šono ir tuomet prispaudžiu iš kito šono. Ir viskas, turime pirmą nagutį užklijuotą. Ir viską kartojam taip pat su kitais nagais. Dar ką norėčiau paminėti, tai kad nagus geriausia klijuoti užsiklijuojant ant vienos rankos vieną nagutį, tuomet ant kitos rankos tą patį nagutį, o ne kad vieną ranką klijuojat ir tada kitą, nes pastebėjau, kad šitaip galima lygiausiai užsiklijuoti, nes palyginat vienos rankos nagutį su kitos rankos nagučiu ir gaunasi geriausias rezultatas. Tai ką, mūsų nagučiai uždėti ir jau kaip ir būtų pabaiga. Jeigu jūs to kito žingsnio, kurį aš darau, nedarysite, tai čia būtų jau pabaiga beveik. Telieka užsidėti aliejuką tiesiog aplink nagučius ir viskas, jūsų manikiūras baigtas. Ką iškart noriu pasakyti, kad nešlapinkit nagučių bent 1 valandą po užsidėjimo, kad klijai turėtų laiko išdžiūti pilnai ir visa kita. Bet ką aš darysiu šį kartą, nes kaip matote, čia yra ir kristaliukų ant kai kurių nagučių ir yra didesni tokie drugeliai. Aš noriu, kad man išsilaikytų gerai jie, tai aš užsilakuosiu šitą stiprinantį laką ir jisai man duos labiau spindesio ir tuo pačiu uždės tokią kaip papildomą apsaugą ant tų kristaliukų, kad jie man nenukristų visi. Tai dabar kaip tik užsilakuosiu visus, palauksiu, kol nudžius ir tada užsidėpsiu aliejuką. Nagučius ką tik nusilakavau ir iškart matote, kaip sakant, padidėjo visas blizgesys ant jų. Ir dar dėl ko aš pasakyčiau, siūlau lakuotis tuos nagučius netikrus, tai aišku, čia jeigu norite, bet kai juos nusilakuoji ant viršų su per matomu kažkokiu laku ar stiprintoju ar kažkuom, man iškart duoda labiau tikrų nagų vaibą, labiau atrodo, kad jie daryti kažkur pas manikiristę, negu kad užklijuoti. Iškart, nežinau, kažkaip atrodo tikroviškiau jie iškart man, tai dar dėl to toks truputėlį hekas gaunasi. Toliau būtinai nepamirškite nutildinti, jeigu ant jūsų nagučių galų yra tokie išsikišimai, nes kartais ant nagučių būna tokie išsikišimai. Tai jeigu ant jūsų nagučių yra tie tokie dalykėliai gale nago, tai būtinai nepamirškite juos nutildinti, kad atrodytų tikroviškiau jūsų manikiūras. Na ir dabar aš jau galiu eiti prie paskutinio žingsnio visoje savo nagučių rutinoje. Tai aliejukas, kaip sakiau, ir tiesiog patepu visas odeles. Tiesiog reikia pamaitinti savo nagučius po visko, nes nusipelnė jie dabar šito. Tai užsitepu aliejuką ant visų nagučių ir aš esu, kaip sakant, mačiusi video, kad sako, negalima ir aliejuko tepti, reikia palaukti bent valandą, visą kitą, bet aš pastebėjau, kad man šitas step nepadaro jokio pokyčio blogo, ta prasme nėra, kad man jie atšoktų ar visą kitą, bet būtent, kaip sakiau, su vandeniu, su šlapinimu, tai nesiūlau šlapinti tikrai valandą, bet aliejuką pasitepti ant odelių, kad jos iškart, kaip sakant, gautų tą tokį pamaitinimą, tai tikrai siūlau, nes sakau, man nėra buvę, kad dėl to atšoktų ar kažkas tokio. Tai vat. Kaip matote, dabar pilnai padarytas jau manikiūras, atrodo spindintis, gražus ir visa kita, aš žiauriai patenkinta šitais nagučiais. Ir tikiuosi jums patiko šitas video ir sužinojote, kaip užsidėti savo nagučius, kad jie laikytų bent 2 savaitės.
Ir iškart pasakysiu, kad nebūtų komentarų tokių, kad aš pamėginau šitą būdą ir man nelaikė nagai 2 savaitės ar bet aš galiu pasakyti, kad man nagai irgi laiko įvairiai. Ir aš esu išnešiojusi tokius nagus virš 2 savaičių net. Esu išnešiojusi tikrai ilgiau ir esu išnešiojusi tikrai trumpiau, nes niekas nėra apsaugotas nuo to, kokia bus jūsų tų netikrų nagučių kokybė, nes yra man buvę, kad tas netikras nagas tiesiog sulūžta ir yra blogos kokybės, netvirtas ir čia jau niekas neapsaugotas, tiesiog jeigu tau sulūžta netikras nagas, tiesiog pasikeiti visus nagučius, nusiemi, kaip sakiau, su vandeniu ir pasikeiti į kitą setą. Bet pasakyčiau, kad mano, sakau, nešiojimo laikas dabar yra plius minus 2 savaitės. Dažniausiai išnešioju apie 12 dienų, tai tikrai, tai beveik 2 savaitės, nes dažniausiai man kas būna, tai kad aš truputėlį ir atsibosta man tam tikri vieni nagai ir aš jau pati noriu pasikeisti, tai būna, kad jau, sakau, išnešioju 12 kokį dienų ir galvoju, vis tiek eisiu į vonę pagulėti, tai nusimsiu tiesiog nagučius. Bet šiaip dar buvau gavusi klausimėlių tokių, tai gal iškart pasakysiu, tai aš visus darbus namuose, ką reikia, tai puikiai galiu daryti ir plauti indus, ir, nežinau, plauti grindis, ar ten skalbtis, ar žodžiu, bele ką reikia daryti, su rankom viskas gerai, man nesijaučia tie nagai, kad jie priklijuoti ir netikri ir visa kita, bet taip pat, ką jums ir pasakytų manikiristė darant, nežinau, gelinius nagus, tai kad vis tiek savo nagučius tuos, ypač jeigu jie ilgesni, turit jūs patys saugoti kažkiek, tai, nežinau, netidarinėti tokius skardinių, kaip būna su savo grynai nagais, nes gali nulūžti jums nagas, tai tiesiog su kažkom kitų užkišti ir atidaryti skardinę, ar ten, nežinau, kažkokį kitą dalyką, kur ten norėtumėt su nagu atkrapštyti kažką, tai, turit saugoti tuos nagus ir patys kažkiek, bet sakau, nėra taip, kad turit vaikščioti kažkaip atmetusios rankas ir nieko nedaryti, ne. Sakau, man pilnai viską, toliau galiu pasidaryti viską ir nėra jokio nemalonaus jausmo ir man laiko tie nagučiai. Tai vat, tikiuosi, sakau, patiko jums tas video, kažką naujo gal sužinojote, tai nepamirškite būtinai manęs pasekti ir Instagrame gerda.ris ir TikTok'e gerda.ris. Taip pat, jeigu dar nesubscribinat manęs, pasubscribinkit, palaikinkit video ir paspauskite tą varpelį prie subscribe, kad gautumėt iškart pranešimą, kai aš įkeliu naują video. Be to, aš esu, kaip sakant, padariusi tokią narystę savo kanalo, kad jeigu jūs tapsite mano kanalo nariais ir aš įdėsiu, kaip sakant, į descriptioną apačioj nuorodą, kur galite paspausti ir tapti mano kanalo nariais, tai jūs gausite, kaip sakant, mano video pirmieji dieną prieš kitus žmonės, taip pat būsite paminėti mano video gale ir taip toliau. Tai tikrai man būtų labai faina, jeigu tie, kas galite ir norite, taptumėt mano kanalo nariais ir padėtumėt man taip tobulėti, kurti vis geresnius video, nes aš labai to noriu ir labai noriu, kad tai taptų mano karjera ir matyčiau jūsų tą palaikymą. Tai jeigu galite tai padaryti, aš būsiu labai laiminga ir labai dėkinga. Tai tiek šį kartą. Iki.